Yra mitas, kad mokytojai mažai uždirba, tačiau baigęs edukacinės sistemas galėsi uždirbti tiek, kiek sugalvosi. Aš esu Brigita Miseliūnaitė, VŠI Pradinukų akademijos steigėja, edukologijos magistrė ir šiuo metu baiginėju edukologijos doktorantūrą ir dėstau Kauno technologijos universitete. Bakalauro studijos edukacinės sistemos tai yra unikali studijų programa tuo, kad yra tarpdisciplininės studijos, kurios apjungia informacinės technologijas, edukologiją ir vadybą. Vadinas, baigęs šias studijas, tu galėsi kurti savo edukacinės sistemas ir jas parduoti rinkai. Kiekvienas, kas studijuoja edukologiją, žino, kad visose paskaitose vyksta nuolatinė diskusija. Visada dirbame komandomis, bus dizainų grindžiamo mąstymo laboratorija, bendradarbiausite su EdTech profesionalais, tai reiškia, kad kursite savo projektus ir juos realiai turėsite įgyvendinti. Aišku, kad bus teorijos, negali jos nebūti, bet tikrai bus labai daug praktinio darbo. Baigęs šias studijas žmogus daro milžinišką pridėtinę vertę Lietuvos švietimo sistemai, nes kurs tai, ko šiuo metu labiausiai reikia. Tai yra informacinių technologijų programų, kuriuose vaikai galės mokytis. Tai palengvins mokymasi ir padarys mokymasi prieinamą kiekvienam. Edukacinės sistemos yra skirtos tokiam asmeniui, kuris yra labai drąsus, iškalbingas, socialus, galbūt jautėsi mokykloje šiek tiek nelaimingas, galvoja, kad švietimo sistema yra supuvusi ir jisai žino, kaip gali šią sistemą pagerinti. Tai jeigu tu jauti, kad esi tu, stok į edukacinės sistemas ir sukurk tokią švietimo sistemą, apie kokią pats visada svajojai.